Sveiki, tiesiog noriu greitai įbėgti į kadrą ir išbėgti. Lėkiu aš į tą mūsų renginį. Ir, žodžiu, čia visokių buvo trikdžių. Paprašysiu, kad Evita mane greitai nufotografuotų, kad turėčiau foto ir lėkiu. Tai tiesiog norėjau užfiksuoti šitą vaizdą, nes labai gražiai atrodo. Nepaisant visų niuansų. Tai va, ir turiu tokią dieninę, kuri mane pavedė su plyšo ir teko kortelę telefono keisti. Na, žodžiu, papasakosiu kažkada. Lėkiu dabar. Sveiki. Vakar nespėjau nieko daugiau pafilmuoti, nes, kaip sakant, patikau prie kameros tik tada, kai jau reikėjo išeidinėti pro duris ir nelabai ten ką pasakiau ir panašiai. Tai foto kaip atrodžio pilnai įdėsiu čia. Balius praėjo gerai, viskas tvarkoja. Tai prasme, vienintelis turbūt momentas, aišku, šalta buvo, kaip sakant, nes ten buvo galima privažiuoti prie pat tos vietos. Tai reikėjo truputėlį paeiti, bet aš buvau pasiemusi persiauti batus ilgus. Tai kaip ir viskas gerai, bet vis tiek visoka buvo, nors aš buvau su kailiniais. Bet čia smulkmena, kuri turbūt labiausiai nepatiko, tai buvo tai, kad buvo žiūriai karšta ir buvo toks tvankuma netgi. Kažkas matyti su ventiliacija buvo ne taip, nes mane troškino beprotiškai ir aš gėriau tiek vandens, kad net žmogus, kuris ten prie gėrimų stovėjo visokių alkoholinių, nealkoholinių, man sako, žinok, mes ne tik vandens čia turim. Nežinau, kaip ten kitiem, bet aš tiek vandens išgėriau, aš šiaip daug vandens gėriu, bet čia buvo kažkas wow. Ir šiandien labai skauda galva, ta prasme, tai ir kaip sakant, tikrai ne dėl to, kad buvo gerta ne tik vandens, bet matyt kažkas tas, ta prasme, oro toksai gryno nebuvimas, kažkaip labai taip, nežinau, tiesiog labai skauda galva, be proto. Aišku, miego mažai, nes grįžau, kada aš namie buvau pusę 3, man atrodo, miegoju iki kažkur prabudau gal 9:30, tada šiaip netaip prasnūdavau, nes supratau, kad dar nenoriu keltis. Ir tada 11 aš lipau iš lovos. Ir kas yra dabar, tuoj parodysiu, ką mes šiandien darom ir taip toliau. Mes važiuojame į gimtadienį staigmeną, ta prasme, mes planuojam tiesiog nuvežti dovaną, perduoti, išgerti arbatos maksimum ir išvažiuoti. Ir matau, kad nukrito šitas, nežodžiu. Tai va, ir esmė tokia, kad gavosi taip, kad bus dovana, ne dovana, o gimtadienis siurprizas. Tai padariau tokią puokštę. Man nebūdinga, nežinau gerai ir blogai, bet šiaip labai švelni, labai graži, tai va tuoj apsuksiu kamerą ir parodysiu. Tai va, puokštė yra tokia, kaip čia kažkaip tamsiai prieš langą, bet gal matysis. Va tokia, ta prasme, čia yra dar paslėpta viena dovanėlė mažytė, tada Rafaela, tik Rafaela labai krenta, nors jau čia klijavau belenkaip, bet žodžiu, jie įsitrauks ir paskui liks normali puokštė. Tai va toksai krepšelis. Eisiu dar nufotografuoti, kad turėtų į savo tokį šitą, kaip sakyt, albumą. Labai švelniai toks, nežinau. Tai va, tai lėksim ir tiek. Tikrai negaliu, kažkaip aš nežinau, kodėl aš taip rodau, bet, gal taip geriau matysis. Tai labai švelni ir tiek. Tai va, lėksim pasveikinti ir grįšim namo ir žodžiu, ir tiek po namus pasitvarkysim ir visokio kokio čia darbų yra. Padariau vieną tokį reikėjo, mes sako, prigriebkit kažką užkandžių, kadangi siurprizas. Tai aš galvoju, čia turiu datilių, turiu kamembero sūrio, padarysiu ten tą labai, kur bent jau man labai rodo. Tai va, tai žodžiu, galvoju, škanduką padarysiu greitai datulės su kamembero sūriu. Žodžiu, išimam kauliuką, įdedam kamembero sūrį, įdedam riešutą ir iškepam. Pirmas dalykas, sūris išbėgo, nors dėjo labai mažą gabaliuką. Antras dalykas, man atrodo, taip, ir skonis tikrai nėra stebuklas, nors dar uždėjo medaus. Tai dabar vėstą reikia supakuoti ir lekiam. Ir dar reikia pakeliu į parduotuvę, ir mums dar važiuoti, žodžiu. Reikia lėkti jau, nes už 1:07 minučių yra planas susitikti visiems ir padaryti staigmeną. Tai va, ir jo, kažkaip tai taip. Tai grįšiu, gal paskui pasidalinsiu, kaip mums čia sekėsi ir kaip sureagavo visą šitą reikalą, nes, įdomu. Žodžiu, nežinau, kiek matosi, bet kai sekmadienio rytą neturi ką veikti, tai valai tokį. Esis darė tokį projekčiuką, padėjo ant palangės ir kažkokį ten arkiau rytė. Kibirėlė buvo ar kas, čia yra su akriliniais dažais. Tai pasiėmiau kažkokį, radau dėmių šeimėje ir bandau išvalyti. Nežinau, kaip man tas užuolaidas. Čia yra brangios užsakinėtos užuolaidos, tai
Tikiuosi, aš dar labiau nesugadinsiu ir tikrai tikiuosi iš viso šis kažkaip išsivalys. Nežinau, kiek matysit, bet po daug valandų ir įvairių priemonių ir visokių čia mechaninių jau netgi. Va, nežinau, ar per kamerą persitus, bet esmė, kad matosi dar šiek tiek, bet jau į pabaigą, kas buvo naudota. Ir tai, ir tai, ir tai, ir tai. Ir tai, kas šitas. Žodžiu, niekas nepadėjo. Tiksliau, ta prasme, kažkas padėjo, bet labiausia mechanika. Ta prasme, mechaninių būdų, aišku, matosi dar visokios dėmės, bet, žodžiu, gal užuolaidų išmest nereikės. O šiaip to proga, žodžiu, atsisėsiu čia tokia keistoje vietoje neįprastoj. Šiaip, gaminu lazaniją ir kažkoks toks nuovargis parėjo, bet yra 3 valanda, tai ten dar liko šiek tiek troškintis, bešamelį jau padariau, dabar ta bolonezė padažas baiginėjasi gamintis. Ir labai, žodžiu, pramėčiau savo, bandžiau prisidauginti margenių ir buvo dar likę viržių, tai žodžiu, margeniai, tie jau, kaip sakant, motininiai dauguma numirė, liko 2, man atrodo, tai dar bandysiu dar lapų paskabinti, dar padauginti, nes nežinau, kas nutiko su tais, kurie yra ant palangės, ten, žodžiu, prieš pirtyje, nes tiesiog atėjau, jie įliejami ir prižiūrimi, matyti, ar ten per šalta, ar aš nežinau. Nes ten yra, kokia ten pusė dabar galvoju. Tikrai ne pietinė. Tai va, tai esmė, kad tenai, žodžiu, užmatyti, gal, nežinau, neįsivaizduoju kodėl, bet jie stovi tokį išsigandę, tai aš juos taip gerai palėjau. Ir žiūrėsim, atsigaus, neatsigaus, nes jeigu neatsigaus, tai mano bandymas padauginti, žodžiu, bus nepavykęs. Bet čia ant palangės dar yra keli, tai galvoju dar paskabyti ir pabandyti gyvais auginiais padauginti. Tikiuosi, kad pavyks, nes jeigu ne, tai vėl iš naujo pirkti reikės, o taip džiaugiuosi, nes taip gražiai augo. Tai va, o ką dar norėjau papasakoti iš tikrųjų. Nežinau, ką pasako ir ką ne. Man kažkoks kilo noras perdaryti mano visas sausus puokštes, aš jas dariau prieš mažiau nei metus, bet jos viena stovi miegamam rodžio, ten kita stovi kažkur, dabar galvoju, kur kita tualetė pirmam aukšte, dar kažką. Ir galvoju pasidaryti kompoziciją iš būtent į sausą oazę, pasidaryti puokščių ir perdaryti tiesiog ir pakomponuoti su dirbtinėm gėlėm. Aš dirbtinių gėlių dėl to neperku, bet anksčiau turėjau prisipirkus ir galvoju, kokias galima visai pritaikyti, jos ir spalvos duoda, nes vis tiek dažyti nenoriu aš būtent tų augalų sausų. Jie spalvos neturi stipriai daug. Tai va, galvoju, eisiu, truputėlį dar pasitvarkiau ir eisiu tą padaryti. Birgita čia jau baiginėjo, nes man bedarant, žodžiu, ranką atmušiau, ta prasme, monotoniškas judesys. Tai va, ir kas dar. Nežinau, ar komentavau dėl savo suknelės, nes aš vakar parodžiau, žodžiu, kur sakiau, važiavome į gimtadienį, tai puokštė liko labai sužavėta moteris, viskas labai fainai, labai pataikiau ir spalviškai, ir pagal gėles, ten, kad eukaliptas, rožės, sobala, viskas gerai. Ta prasme, tik taip parodžiau savo balio suknelę ir taip sureagavo įdomiai. Ir paskui, kaip pasakiau, ta prasme, čia irgi turbūt paaiškinimų nebuvo, buvo tema, ta prasme, ten laikmečiai, buvo galima pasirinkti bet kurį laikmetį, tai mano buvo kaip čia, šimtmečio, vadinkim taip. Tai mano buvo 1955, tai aš šį temą kaip ir pataikiau, apsirengiau, tai prasme, man tiesiog tai buvo toksai, nežinau, moteriškumas, ta prasme, tokia kažkokia elegancija, dar kažko tokio norėsiu. Aš iš tikrųjų dažniausiai esu su kelnėm tiek darbe, tiek namie, vasaras daugiau su sijonu, bet kartais, kai pasipuošti kažkur arba, sakykime, koks koncertas, dar kažkas, aš stengiuosi eiti būtent su sijonu arba su suknelė. Ir ta prasme, taip pasipuošti man patinka ir iš tikrųjų buvo verta, nes tikrai labai daug komplimentų susilaukiau ir man sako, Aušrelė, tai kaip visada 10 balų, tai prasme, tai labai fainai, bet aš einu ir ne tik dėl to, kad gauti komplimentų, dėl to jausmo, nes ta prasme tikrai pasipuoši visai kitaip jauties ir panašiai. Saulė šviečia, faina šitą vietą sėdėti, tik tai matau, kad pusė veido apšviesta, pusė ne. Tai va, tai žodžiu, žiūrėjau, esu patenkinta, suknelę aš skalbsiu ir pasikabinsiu. Nemanau, kad aš ją dar kažkur panaudosiu, bet ją galima skalbti tik tai rankom ir realiai iš tos nelabai ten išterlio ar kažką, bet vis tiek taip praskalauti, kaip sakyt, kai ant kūno buvo, tai gal įdėsiu pardavimą, gal tiesiog bus, tiesiog tegu būna švari.
Ir tiek. Ir jo, eisiu bandyti pažiūrėti, kaip man seksis su to perdarimu ir su to lazanijai kepsiu. Ir jo, ir buvo planas iš tikrųjų šiandien nufilmuoti jums video to savo projektų 3 dalį, bet čia su tom užuolaidom užsižaidėm ir labai daug laiko dingo ant to. Visų pakampę susinešiau visokias plokštės, nepokštės, dirbtinės gėles ir, žodžiu, čia net voratinklis, matau, užsidėjęs, įgrūstas buvo daiktas. Sausas gėles irgi savo atsinešiau. Gal kažkas vis tiek liks dar Velykom, bet noriu, nežinau. Pažiūrėsiu, kas labai byra, nes kažkurio aš čia mačiau, kad jau labai nubyrėja. Tai gal reikės išmesti. Šitos va labai byra irgi krapai. Čia turiu kraspedijų, tai jos labai ryškios, tai gal pasiliksiu Velykom. Ir dar čia turiu javų. Linai. Nu, žodžiu, nežinau, ką darysiu, kaip darysiu, kol kas pradedu išardysiu, susidėliosiu ir tada sugalvosiu, ko aš noriu. Ir va čia yra irgi hortenzijos, kurios bandžiau stabilizuoti, man atrodo, kažkurios. Taip. Ir kas dar, galvoju su ta puta, kur yra sausiem augalam, bandysiu čia padaryti kompoziciją kažkokią ir ją vonioje pastatyti, nes vazonas man gražus, bet aš jo pagal paskirtį taip ir nepanaudoju. O bus gal visai fainai. Tai pabandysiu susidėlioti, susirašiuoti ir tada sugrįšiu. Žodžiu, nepraeina 100 metų. Ir jo, čia Brigita paprašė, padariau jai kažką tokio rudeniškai, pavasariško, nežinau, kaip švelniai kažkaip. Oi, čia nulūžo, pasirodo. Nu, ateik čia. O. Tada čia į tą, kur rodžiau, dariau čia perdarinėjau kelis kartus, man nepavyko. Oi. Nepavyko, žodžiu. Nu, ne tas, per reta man jinai atrodo, bet kol kas paliksiu taip, gal vėliau kažko papildysiu. Kol kas lieka tokia. Tada šita. Tada mano favoritai yra šita. Čia nežinau dar, kuri keliausi į tualetą, kuri miegama. Ir dar va tokia va yra. Oi, nu labai dabar nesimato, viskas susivėlė. Va, tokia va. Čia yra dirbtinė su nedirbtinėm. Tai gal šitą į tualetą dėsiu. Nežinau. Šitą gal paliksiu netgi pirmą aukštą. Nes nužiūriu, mėla. Tu prasme, ant stalo galima net padėti. Jau toks pavasario šauklys. Gerai, susitvarkyti ir parodys tvarkingo aplinko, nes va dabar čia pakojam visko irgi, kas nutrupėjo ir panašiai, reikia susišluoti, susitvarkyti. Dar va likę šitos, kaip jinai, ežiuolės irgi sutvarkyti, susidėti ir va, tai gerai, kad ir pasinaudojo mano šitie ir dirbtinės gėlės nebestovės, ir gyvumo duoda ir viskas panaudota. Tai va, dabar jau rodau ant švaraus stalo. Tai va, viena tokia, iš tikrųjų, nesu 100% patenkinta turbūt šita. Man trūksta kažko. Oi, kas čia liko dar. Tai va, ir nulūžo jau, matau, vienas daiktas. Tai va, tada šitą, kaip sakiau, liks gal apačioj. Šitą, manau, keliaus į tualetą. Čia yra skilimas. Reikia tai kažkaip uždažyti. Kada nors. Tai va. Tokios takelės. Sveiki. Nežinau, ką filmavau prieš tai, bet noriu dabar išpakuoti šventinį iš Mr. Biceps. Čia nereklama, čia pirkau už savo pinigus. Tiksliau, čia bendras šeimos pirkinys. Bandau suprasti, kurio pusė čia skaitosi viršus. Čia turbūt. Tikėtina. Tai kadangi pas mus šeimoje sportuojančių yra gana daug ir ne tik sportuojančių, tai galvoju, darėm didelį užsakymą, kai kurie dalykai ir pas mane baiginėjos. Tai kas iš mano pusės tai užsakyta, aš žinau, ką ne aš užsakinėjau, tai nežinau. Ir atidariau dugną, o šaunuolį. Nu gerai, nežinau, kaip man susišytė, kad čia viršus, nu bet okei. Tai vitaminas C. 1000 mg 90 tablečių. Aš darysiu tą, kad nors nesupjaustyti. Tada
gliukozaminas, MSM, chondroitinas, vitaminas C. Čia ne man. Man yra šitas vėl, kur rodžiau kažkuriam video. Ai, kur tvarkiau spintelę, žodžiu, maisto produktų. Tai mano visai pabaiga, tai kadangi ten geriausia kaina, tai aš nusipirkau vėl omega 3 90 tablečių, matsa milteliai. Tada, kas čia dar? Gal man ranka purvina, neaišku. Magnis B6 ir magnis ir B6. Nu, toksai, vat. Ir kur šitą ranką išsipurvinti, tai geras klausimas. Tada ašvaganda. Čia yra man. Tada. Va tokia bandūra. Va. Proteinas su BCA, bromelinu. Žodžiu. Paragausim. Pas mus yra bet į pabaigą ir mano BCA į pabaigą ir baltymai į pabaigą. Tai galėsim pažiūrėti, bet tokia rimta bandūra. Ir čia dar kažkas. Ai, čia jau man yra. Čia mano. Va. Sau susisakiau šitų. Tokia rimta pakuotė. Čia yra braškių ir kivių skonio. Ir buvo akcija kažkokia, tai va. Žiūrėsim. Čia yra, taip, čia yra 80, kažkur mačiau, 90 porcijų. Ir čia yra taip, vitaminas B6, magnis, druskos, šito žodžio lietuviškai nežinau, leucinas, izoleucinas, valinas, glutaminas, citrullinas. Žodžiu, 7 gramai BCA. Tai va, žodžiu, tokia siunta iš tikrųjų ir aš vis tik nesuprantu, kur aš išsipurinu pirštus. Gal čia markeriu kažkaip, žodžiu. Netame esmė. Tai va, tai eisiu išdėlioti, kur kas kieno ir išsiaiškinti, kur kas kieno, nes ne viską prisimenu. Ir tada einu redaguoti jums video. Ir noriu suredaguoti rytoj, tada nufilmuoti tai, ką gal noriu nufilmuoti, o gal, nežinau. Nes iš tikrųjų ši savaitės diena iki penktadienio yra vienintelė laisva. Ir jo, nes rytoj sportas, poryt ir šporyt mokslai, paskui penktadienį vėl sportas, šeštadienį vėl yra planuota, žodžiu, tokia įdomesnė savaitė nusimato, tai bandysiu kažką, tai kaip sakant, padaryti ir šiaip dabar kažkoks grįžau namo ir nuovargis, pavalgiau vakarienę ir nuovargis ištaškė mane. Nežinau, ką filmavau po truputėlį. Tai čia ir užbaigsiu savo video. Tradiciškai susitinkam komentaruose ir ar nesušala tokio oro. Nes vieną dieną atrodo -10, bet jautiesi kaip -25, kitą dieną prie -15, sėdi plikom rankom ir jos net nešala. Tai va, kaip jūs susitvarkot su šitu reikalu. Tai va, ačiū, kad buvot kartu ir iki susitikimų kitose video. Ate.